žiūrint į auditoriją, tai praktiškai 99% jau mane pažįsta, tai nėra ką ir prisistatinėti, o kas nepažįsta, tai esu medienos technologijų inžinierius, restauratorius, tuo pačiu ir palektoriauju. Kaip aš sakau, pasikalbu, pasidalinu tą, ką sužinau per eilę metų. Pirmiausiai, didžiausi komplimentai Rutiliai. Tokią sudėtingą temą taip nuosekliai ir taip aiškiai iš tikrųjų pirmą kartą girdžiu. Tai labai ačiū iš tikrųjų, nes teko studijuoti įvairiose įstaigose, tai įvairių seminarų matyti, tai tikrai nuostabiai. Bet aš jums turiu klausimą iš karto vieną. Ar prisimenat, kuom skiriasi spygliuotis nuo lapuočio? Kur ten, kas ten yra? Visa auditorija neprisimena? Tai arba lektorė bloga, mūsų toks kolegijos, dar tuo metu technikumo senas direktorius sakydavo, tai jeigu niekas nieko neprisimena, tai pirmiausiai lektorius savo dvejetą turi pasirašyti, arba auditorija visai. Šaržuoju. Iš tikrųjų, tai man tai pasako ir jums noriu ištransliuoti, kad tai yra be galo sudėtinga tema. Be galo sudėtinga medžiaga. Kaip kai kur Rutilė sako, tai čia paprasta, tai va čia formulytė. Aš atsiminiau, man iš karto, kai pradėjau kalbėti apie vandens judėjimą medienoje, tai man išlindo iš medienotyros jau magistrantūroje va toks konspektas. Ir su perlaikymu aš jį vos išlaikiau šešetui. An kiek ten yra sudėtingų reikalų, krūva formulių, slėgių ir taip toliau, vien tik tai kaip medienoje juda vanduo. Juda. Tai ką noriu pasakyti, tame būdamas jau nei daug, nei mažai, taip datuočiau apie kokią, virš 20 metų studijuodamas, iki dabar normaliai medienos aš nepažįstu, neperprantu. Ir labai gražiai mano kolega, čia iš Rumšiškių baldų atsinešė tokį posakį, sako, medis žaidžia. Ir jis žaidžia ir tam nėra nei pradžios, nei galo. Taip, kad auditorija yra visiškai sveika, o ten, kaip aš sakau, lendant į tą mikrostruktūrą, tai tikrai tik tai šitoje auditorijoje vienas žmogus ją pilnai supranta, nes tai yra be galo sudėtinga, daug metų reikia į tai gilintis. Ar to reikia meistrui? Atsakysiu taip. Nes apauga, jeigu nežinai kai kurių teorinių pagrindų, tai apauga mitais. Ir mano darbuotojai sako, tai čia suskilo dėl to, kad, nežinau, saulė pašvietė. Ne dėl to. Jeigu turi tuos tvirtus teorijos pagrindus, šitokius įvairius mitus iš karto atmeti. Nes žinai, kaip ten vyksta. Jeigu mediena traukasi nuo 30%, viskas, tai yra taškas. Taip ir ne kitaip. Jeigu joje bus 40, 38%, jokio traukimosi nebus. Nes aš tai žinau iš teorijos ir jūs man makaronų niekaip negalite prikabinti. Ir taip yra, griežtai viskas, mokslo įrodyta ir jokio čia klausimo diskusijos nėra. Kiek traukėsi, vėl labai gražiai Rutilė susakė ir tuos procentus taip ir iš tikrųjų yra ir ne kitaip. Tai aš pabandysiu, man tikrai labai didelį toks palengvinimą darbą, nes šitus dalykus išdėstyti aš nesugebėčiau niekaip. Aš ten žinau, parenchimą, tracheidį, kažkur taip, bet taip nuosekliai man kaip meistrui galvoj, ta schema po 20 metų vis dar neveikia, nes reikia žinoti labai daug. Aš ruošdamasis šiai paskaitai suvokiau, velneva, kiek procesų, kiek skirtingų apdirbimo būdų. Tai čia jums tik tai apie tokią, tik tai apie medžiagos, kaip jinai ten sudaryta, o kaip ją apdirbti, kodėl ten šiaušiasi, kodėl išdraskė. Pastoviai meistras su šitu susiduria kiekvieną dieną. Tai čia buvo toks mano dabar jau tokia įžanga, nesuplanuota, bet ją brandinau, viską išgirdęs, sakau, reikia pasakyti, kad tai yra bet fantastiškai įdomu.
Fantastiškai, beprotiškai sudėtinga, bet žiauriai įdomu, nes niekada nėra nuobodu. Kiekvieną dieną darant kažkas išlenda. Kaip aš sakau, ten užtepi kažkoks burbuliukas kažkodėl suskilo ir taip toliau. Taip, kad medienos meistrai, taip, kad ramiai, be jokio streso, viskas einasi taip, kaip nuplanuota. Taip nebūna. Ir ypatingai restauratoriai visada turi užsimesti 30–50% laiko visiems šitiem kitiem netikėtumam. Štai aš suskaidžiau į tokias 3 didelės grupės iš tokios meistrystės, gal net ir pramonės, aspektų grupės. Pirmiausiai mes, medieną dalinam mechaniškai. Patys įvairiausiai ir pats plačiausiai paplitęs būdas. Kaip medieną apdirbti, tai dirbam ją po šiai dienai mechaniškai. Nėra ten kažkokio, kad mes, išlipdytume ir taip toliau. Visiškai mechaninis būdas. Antras, ką ir Rutilė akcentavo, labai svarbus yra hidroterminis, tai yra kaip pašalinti arba atgal sugrąžinti kažkokius skysčius į medieną, bet dažniausiai pašalinti. Praktiškai nei vienas gaminys negaminamas iš medienos nepašalinus praktiškai didesnės dalies drėgmės. Rutilę papildysiu, medienoje yra vidutiniškai apie 100%, tik ką nukirstame medyje, apie 100% drėgmės, vandens. Pirmas aspektas, tai yra tą vandenį mes norime pašalinti, kad toliau kažką galėtume daryti. Tai, cheminis, tai aš į tą chemiją taip liaudiškai grubiai, dingo elektra. Grubiai sudėjau viską, kas yra, įvairiomis, galima sakyti, suprimityvinus skistomis medžiagomis apdirbama. Dažymas, lakavimas, tas pats klijavimas, klijus dažniausiai skistus tepame. Visa tai yra, tolimesnis jau apdirbimas cheminis. Dabar, kadangi atsimenu, ką ten parašiau, tai bandysiu susakyti. Tai pradedant nuo mechaninio apdirbimo, tai jis skaidomas į tokius, pagrindinius, aš išskyriau, etapus. Mechaninis apdirbimas. Tik pabrėžiu paviršių, jau nelendu į kažkokius konstruktyvus viduj, atmetu visus ten grėžimus ir panašius dalykus. Tai pats seniausias, pats archaiškiausias medienos apdirbimo būdas yra skėlimas. Čia aš turiu keletą pavyzdžių, vieną senesnį, kitą jaunesnį skėlimo. Čia yra dzūkiška stogo danga, vadinama dronyčia. Skeliama iš pušies, skeliama arba specialiu skeltuvu, arba tiesiog elementariu kirvuku. Kaip šalutinis produktas dronyčių gaunasi balanos. Iš balanų dzūkai kašelę. Į kašelę aišku kas. Grybai. Tai dar šalutinis produktas lieka skėlimo, tai yra balanos kūrenimui. Nebuvo žvakių, balanėlė į stovą, uždegu ir turiu ką? Šviesą. Tai ką aš noriu pasakyti, šitam būdui, aš ten esu įdėjęs nuotraukų iš valdovų berods rūmų, akmeninio kirvuko. Tai siekia nei daug, nei mažai šitas medienos apdirbimo būdas, pabrėžiu, taikomas po šiai dienai, ten nežinau, 2,5 lyg man dirbtinio intelekto paklausiau, nes nežinojau, tai sakė apie 2,5 milijonų metų šitam būdui. Įsivaizduojat? 2,5 milijono metų skelia. Sako dar žmogus, aš tikiu, kad beždžionė, nes dabar beždžioniai paduoda pjūklą, pjauna. Laisvai. Tai ką aš noriu pasakyti, mes šitą būdą taikydami visiškai netoli nuėjom. Kaip skėlėm, taip skeliam ir šiai dienai gal dronyčių jau nelabai skelia kas, bet malką skaldom. Taip, kad būdas visiškai taikomas. Šitoj vietoj noriu užakcentuoti,
Labai Rutilė labai daug pasakė apie pačią struktūrą, tai ką aš noriu pasakyti. Bet kokioj gamtos struktūroj, kuo mažesnė invazija, tuo geresnis rezultatas. Lygiai taip pat ir į medieną. Kuo mes ją mažiau dirbtinai suardysime, pakeisime struktūrą, tuo jinai mums tarnaus ilgiau. Kaip pavyzdys dronyčia. Atskelta dronyčia pilnai tarnauja 30-40 metų, nes paprasčiausiai vanduo, kuo puikiausiai nubėga, minimaliai užkliūna, struktūra labai mažai pažeista nuo augančio medžio, superinis rezultatas. Kitas pavyzdys, va čia muziejuje, šiaip senam pastate, ypatingai ūkiniuose pastatuose, stogo laikymo elementai. Kad ir paimsime kažkokią gegnę. Buvo gaminama iš vadinamų karčių. Tai yra plonas medelis. Dabartiniai konstruktoriai, skaičiuodami, labai moderniomis programomis šiandien suskaičiuoja labai didelius skerspjūvius, kad tas stogas laikytų. Tuo metu eilinis žmogelis užmetė kartį 100 metų, 200 metų laiko, nesulūžta, medienos kiekis, medienos tūris 2, 3, 4 kartus mažesnis, o laiko, tai įsivaizduokit, šiaudinis stogas, atrodo, sako, šiaudas, kas, jeigu pasižiūrėsit, kiek jisai sveria ir jeigu dar jisai įmirko ir jeigu dar ant jo sniego, o laiko, o nelūžta. Tai yra, kartis yra pati natūraliausia, visiškai nepažeistos, Rutilė rodo, apskritai, jinai visiškai nepažeista, nei fibrilės, nei mikrofibrilės, nei dar kažkas. Kaip augo, taip uždėjau. Atsparumas pats geriausias. Ir dabar, atsirado vaizdelis, tai lengviau bus. Ir dabar užkalbėjau, nes neprisiminiau antro punkto, tai vieną užkalbėjau jums. Labai greitai prabėgu, tai norint kažką tai gauti, pirmiausiai nuverstą medį mes turime padalinti į kažkokius tai vadinamus pramonėje asortimentus. Dabar aš čia Rutilę papildysiu, ar žinote, kuom kiaulė skiriasi nuo kiaulienos? Kiauliena išdarinėta. Jau čia tu buvęs mano 5 paskaitose ir viską atsimeni. Iš tikrųjų neišdarinėta. Šitoj vietoje aš taip sakau, kol kiaulė ant žemės vis dar ant žemės, kiauliai ir kiaulė aukštinkojom, tai yra negyva vis dar kiaulė. Bet kai kiaulę perskrodžiam per pusę, jinai virsta į kiaulieną. Tai šitą asociaciją atsiminkit, medis nuo medienos, nes mums jau teoretikam įkalė, kad negali sakyti medžio, medienos, mes visur... O mum pramonininkam, technologam griežtai. Medis, kol dar auga, nuverčiau medį, vis dar medis, šakas nuėmiau ir sudalinau į kažkokius gabalus, mes jau turim terminą rastas, va tada jau yra mūsų produktas. Ir tą rastą mes jau pradedame kažką su juo daryti, tai yra daliname į kažkokius sortimentus. Kam daliname? Tai pasakė, kad greičiau drėgmę pašalinti, ir kad paskiau mums lengviau būtų kažką iš jo pagaminti. Kai drėgmę pašaliname, pradedame tų sortimentų keisti formą. Tai čia dešiniai pusėje, ten, nežinau, staktos, apvadai, grindjuostės, kas tik norit, langų detalės ir panašiai. Ir žmogus nebūtų žmogus, jis vis nori viską pagerinti. Lygiai taip ir su tais sortimentais, su mediena, neužtenka mums jos to dar grožio, mes norime pagerinti. Tai yra pradedame ją dažyti, kaitinti, pagerinti ne tik tai estetiką, ne tik tai fizinės kažkokias savybės, bet labai šiai dienai noriu akcentuoti ekonomiką. Norime pagerinti medienos ekonominės savybės. Ką padaryti?
Atpiginti. Mes norime, kad mums mediena kainuotų mažiau. Kaip pavyzdys, Ikėjos balduose, drožlių plokštėje išėmė didelę dalį klijų, dabar ima pjuvenas. Drožlės, kad jums lengviau būtų. Iš drožlių plokštės yra išėmamos drožlės. Kas lieka? Ne, klijus irgi išėmė klijus, išėmė medieną, kas liko? Ką perkat? Orą. Ten būna, atrodo, tiek medienos, o ten oras sklando toj dalyje. Tai gerinam savybės ir ties tuo gerinimu mes stipriai dirbam iš tikrųjų, bet norim grįžti ir atgal kartais. Labai puikiai jau šitą jums pasakė, aš jums tik parasiųsiu pavyzdį. Tai yra anizotropijos, toks mokslinis keiksmažodis. Aš jums šitą, neturiu tušinuko tik tai, tai prasiųsiu, galėčiau, kad paspėliotumėte, kur yra gerai. Tai yra, bus paviršius A, paviršius B, ir paviršius C. Tai dabar aš jį apdirbau tomis pačiomis obliavimo staklėmis, ar nesumaišiau, tomis pačiomis obliavimo staklėmis, bet skirtingomis kryptimis. Išilginė kryptimi, tada skersinė kryptimi, ir galinė skersgalinė kryptimi. Viską dariau lygiai taip pačiai. Aišku, vieną tai jūs labai greitai skersgalinį atpažinsite, nes jisai išsiskiria, bet tarp A ir B, kur yra išilginis, kur yra skersinis, tai galima jau čia pasižiūrėti. Tai yra anizotropija, tai yra medienos skirtumas. Mes skirtingomis kryptimis turime skirtingas metodikas taikyti ir gauname, kas įdomiausiai, metodiką tą pačią taikau, gauname skirtingą, turit čia pačiupinėti, pasižiūrėti prieš šviesą ir panašiai. Gauname skirtingus paviršių, reiškiasi, skirtingas paviršių kokybės. Ačiū, čia žinau kažkam. Tai apie skelimą, kadangi buvau tą skaidrės užmiršęs, papasakojau. Dabar aš įvardinčiau tokį irgi labai populiarų nuo senovės atėjusi būdą kaip drožimas. Bet jeigu dabar šiai dienai pasakai auditorijai drožimas, kokia asociacija pirma? Medienos drožimas. Kuom? Kaltais. Tas drožimas estetinis, figūrinis, kažkokį tai raštą, skulptūrą, šaukštą, jau čia gerai. Jo, tai yra drožimas. Aš jau čia jums kaip užuomina, tai yra rankinis obliavimas. Rankinis obliavimas yra pats tikriausias ir senasis drožimo būdas. Tai ir gauname kažkokią tai ploną skiedrą. Tai šita skiedra, YouTube pilna dabar vaizdelių iš Japonijos, kaip tokia. Tai aš tokio lygio dar nepasiekiau japoniško, tai šita skiedra yra atidrožta mechaniniu, kaip jums pasakyti, mechaniniu obliumi, bet jis dirba lygiai taip pat kaip rankinis oblius. Jame nieks sukasi, bet ne pjovimo įrankis. Ten apačioj guli rankinio obliuko prototipas ir stumiama medžiaga ir gauname tokią drožlę. Tai tą įrenginį turiu aš, jis buvo taikomas langų gamyboje, kad paviršius būtų labai glotnus ir lygus. Čia aš esu atvežęs iš parodos lygiai tokių pačių staklių, tik šiek tiek labiau pagalastas peilis ir sureguliuotas. Irgi lygiai tokia pat, drožlė, tik tai kokia turbūt apie 10 kartų plonesnė. Tai šitus dalykus saugant, siunčiu, pačiupinėkit. Čia yra beržas, o čia yra geras klausimas. Iš spigliuočių.
daugiau į eglę. Pagal štokią mažą, čia vat jį bus, rasi tokią mažą šakutę, tai parinkta berods eglutė be šakų. Tai šitus dalykus neišmėtant irgi pačiupinėkit. Tai yra drožimas. Apie skėlimą susakiau, vanduo nubėga. Drožimas arba rankinio obliuko pėdsakas yra pačios aukščiausios kokybės paviršius. Visa kita, apie ką mes kalbėsime, paviršius suardomas, sudarkomas, perkirtamas skersiniais pluoštais ir panašiais dalykais daug labiau. Taip, kad man labai gražiai, aš daug Suvalkijoje darbuojuosi, tai buvo, sako, senas stalius, tai nušlifuodavo filinginės duris ir papucuodavo rankiniu obliuku. Jam ta šlifavimo kokybė netikdavo. Tas pucavimas, pucghobelė, tai yra germanizmas, yra net specialus, reiškiasi, obliukas, kurio tokiam pačiam švelniausiam nuobliavimui. Tai ką noriu pasakyti, tai čia ne per 2,5 milijonų metų, ar ten ne per kokį milijoną, bet apie nuo 16-17 amžiaus su paviršiaus kokybė mes toli nenuėjome. Mes tik bandome ją efektyvinti, bet kad pasiekėme panašius, bet įdedam labai daug energijos, ir fizinės, ir mechaninės. Skobimas. Tai skobimas grandininių pjūklų, grandininio pjūklo reiškiasi grandinės dantis veikia kaip atskiras skobtukas. Ir jeigu mes pjauname skersai medienos, specialiai įdėjau į viršų po tokio nupucinimo, tai grandininis pjūklas, grandinė yra pats grubiausias apdirbimo būdas. Ir man labai čia darbą padarė, tai kuo grubesnis, tuo labiau įsigeria drėgmė. Kuo labiau įsigeria drėgmė, su ją ateina, kaip ten Žaldokas sakė, mikroorganizmai visi, bakterijos, grybai ir panašiai įsigėrė į tokį, visa terpė ten sudaryta. Įsivaizduokit, daug namučių benzininis grandininis pjūklas padaro visiems kenkėjam. Jie ten gyvena ir mes čia, kol ruošėmės Rutilę, diskutavom, labai skanių pietų mes jiem duodam visiems šitiem dalykam. Ypatingai šviežiai nupjautoj medienoj, duodam daug maisto ir padarom gerus namučius. Ką daro, sėdi namuose ir valgo ir niekur neišeina. Tai mediena tokiu būdu labiausiai nyksta iš tikrųjų. Ir čia labai man darbą padarė gerą Rutilę. Pjaustymas juostiniais pjūklais. Aš jums čia tokį mažiuliuką įdėjau, kas nematė. Dėl ko prisivežiau dar ir įrankio. Aš magistrantūrai, kai studijavau, bakalaurė, tiksliau, universitetiniam bakalaurė, po 4 metų kolegės studentės, neakivaizdininkės mūsų vyrukų prašo, atneškit iš tos gamybos kokį mums frezą parodyt. Mes po 4 metų, sako, neįsivaizduojam, kaip jinai atrodo. Nes viskas apipinta universitete, daug formulių, skaičiavimų, bet kaip realiai atrodo, kartais neįsivaizduojam. Juostinis pjūklas tai yra pats seniausias juosta, nebūtinai jinai yra begalė, čia tai begalinės, suvirinta jum atvežiau, ne? Tai yra pats seniausias pjaustimo būdas pjūklais. Jeigu paimsime pirmasias mechanizuotas mašinas, tarkim gaterį, tai stovėjo vienas pjūklas, jeigu gaterį žmogaus varoma, dvitraukį pjūklą, tai vienas žmogus viršui, kitas apačioj, vienas traukia, kitas kelia, tokiu būdu pjaunama mediena. Šičia irgi apie 200-300 metų, gerus 200 metų toli mes nenuėjom, tik ne žmogus traukia šiai dienai, o elektros variklis. Ir tokio būdo, kaip pjūklas šitaip vaikšto, po šiai dienai tokių staklių parodysiu yra. Tai yra tikrieji gateriai. Čia turime juostinį, bet principas lygiai tas pats, tik tai ne aukštyn žemyn, o tarp dviejų skremulių suku. Bet ką aš noriu pasakyti, šitas būdas yra archainis.
ir po šiai dienai naudojamas. Dabar manęs klausia šitoj vietoje, kai pasakau, čia archainis, ten skaldė dar akmeninių kirvukų ir mes skaldome, o mes ar nepritaikome šių dienų, jau tų tokių hipernaujoviškų technologijų. Šiai dienai hipernaujoviška, jau ne hipernaujoviška, tai nežinau, kas dabar hiper, bet šiaip naujovė tai yra lazeris. Lazerių medieną mes puikiai pjauname, bet gauname kraštus juodus, apdegusius. Mediena ten yra labai aukšta temperatūra ir mediena apanglėja. Tai jeigu mums dūmų išsiskiria, tai čia dūmus galim sugauti išmest, tai jeigu mums tinka apanglėjoje paviršiai, galime lazerių pjaustyti. Bet jeigu netinka, lazeris atkrenta. Kitas toks inovatyvus pjaustimo būdas - vandens srove. Viskas gerai, galime pjaustyti, pjaustome akmenį, pjaustome puikiai metalą, su mediena kur problema, per minkšta, energijos sąnaudos yra per didelės ir vanduo. Pjausiu sausą medieną, prisigers vandens, reikės man džiovinti. Pjausiu šlapią medieną, energetiškai neefektyvu paprasčiausiai. Efektyviau yra pjūklo. Diskiniais pjūklais ir frezomis, tai disko forma. Alekna puikiai meta, aš nemesiu, mes turėjom vieną dėstytoją, kuris staklių mėtydavo. Blogiam studentam mesdavo ir sklandė mitas, kad studentas pagavo ir dėstytojui metė atgal. Tai čia apie diskinį pjūklą, aišku, čia viskas yra mitai, niekas ten nemėtė, o gal ir mėtė. Tai bandom? Diskinis pjūklas jau yra žinomas reiškiasi, pramonės atsiradimu, elektros, bet nebūtinai. Jeigu grįžtant, tai diskinis pjūklas jau buvo vėjinė malūnė, vandens malūnė, su likrato išradimu ir metalo. Ne? Tai aš jums tik neparodžiau dabar juostinio pjūklo, persiunčiant šitą pagalaitį, tai 3 pusės matysite pjaustant pjovimo pėdsakas juostiniu pjūklu ir vieną diskiniu pjūklu. Pastrižas kampas jau iš karto išduoda, kad čia yra diskinis pjūklas. Ir netyčia tarp malkų radau datuotą medieną 51 metų, išlupom dirbtuvėse grindis, visiškas sovietmetis, grindinės lentos apačia, 100% pjauta gaterinių pjūklų, gaterių. Nes juostinių pjūklų sovietai nenaudojo, neįsisavino šitos technologijos. Pasaulyje jinai buvo, mes 50 metų šitoj vietoj stagnavom. Taip. Tokia smulkmenė. Smulkmena, jo. Ir mano dėstytojas, vienas iš pirmųjų Lietuvoje, nuvažiavo į Prancūziją 90 metais, kaip sakė, šitą išmokau, parvežiau į Lietuvą, po pusės metų nusipirkau mašiną. Būdas labai efektyvus medienos pjaustimo, bet vis dar nemokėjom suvirinti juostų. Jis išmoko suvirinti juostas, kitus mokino ir tai be galo paplito. Taip, toliau pjovimas bendruoju atveju frezuojant ir obliuojant cilindriniais įrankiais. Tai aš jau jums čia atvežiau tokį modernų cilindrinį įrankį, gali būti obliavimo velenas, gali būti frezavimo galvutė, bet jau netiesiais peiliais, bet spirale sustatyti maži keičiami pjūkliukai. Prasiunčiu šitą šedevrą. Vėl apie 200-300 metų netoli nuėjome. Kame? Prieš 200 metų žinojo, kad obliuojant rankiniu obliuku reikia ne lygiagrečiai pluoštui, bet vos kampu.
Lygiai tą patį principą mes taikome ten 2000 metais, 21 amžiui, nes mediena kaip buvo, taip ir liko tokia medžiaga. Mes bandome pagreitinti visą šitą procesą, bet principai, ką noriu akcentuoti, išlieka lygiai tokie patys. Norime pluoštą pjauti kampu. Baigęs po truputį mano laikas. Tai čia va ta nuotrauka. Sako, prieš 2,5 milijono nebuvo žmonių, bet nu ką dabar aš? Iš kur mes žinom, ne? Akmeniniai kirvukai. Tai jeigu labai greitai akmuo, koks po to buvo periodas po akmens? Žalvaris, bronza iš tikrųjų, bronzos amžius, po bronzos jau ateina geležis ir po geležies jau ten pramonė ir visa kita. Tai va čia va skaldimas, drožimas vyko jau ir, nu nežinau, ar ten prieš milijoną, ar prieš 500 milijono su titnagos keltukais. Pats drožimas kaip toks, reiškia, medienos būdas irgi buvo taikomas. Apie obliavimą čia vat yra, jūs siunčiatės tos drožlės, reiškia, pavyzdį, čia yra tas daiktas. Tai principas, nematau lazerio. Čia vat apačioj stovi pasuktas rankinis obliukas, tai yra iš tikrųjų peilis, geležtė ir čia stumiama mediena. Lygiai analogas, ką obliuotume rankiniu obliuku. Juostiniai pjūklai. Čia mes matome išilginį rankinį, čia matome vadinamą siaurapjūklį, benzagę galim vadinti ir čia matome, kaip aš vadinu, tikrąjį gaterį, kur pjūklų sąstatas juda aukštin žemyn. Tai vat sovietmečių 50 metų rąstai buvo pjaustomi tik šitų būdų. Diskinis pjūklas, tai vat specialiai įdėjau dar čia kokio malūninio varianto eskiziuką, nu šiai dienai jau mes čia toli nuėjome, tame, kad nu į ekraniuką įsivedame skaičiukus ir diskas nusileidžia, į ekraniuką įvedam skaičiukus, kokia liniuotė pasistūmė. Nu, nuo šito tik tuo ir skiriasi. Diskas, nu, aš čia aišku šaržuoju šiek tiek, bet diskas liko apvalus, su dantimis ir besisukantis. Medienos apdirbime pasirodo labai mes toli neinam. Dabar dėl cilindrinio obliavimo, cilindrinio frezavimo. Yra čia visas mokslas, o mokslo esmė kaip, nes po bet kokio cilindro prisilietimo prie paviršiaus lieka teoriškai vadinama kinematinė banga. Aš jums tos bangos pavyzdį čia padariau, užjuodinau, kad jūs geriau matytumėte, prieš saulę vardant jūs matysite tos bangos skirtumą. Ką aš dariau? Pradėjau obliuoti lėtai ir didinau greitį. Didinant greitį didėja bangos ilgis ir didėja bangos aukštis arba gylis. Priklausomybė šitoj vietoj greitai susakau yra nuo stumimo greičio, nuo pjoviklių skaičiaus ir kokiu greičiu sukasi velenas. Nuo šitų trijų. Tai šitus tris valdant mes galime tą bangos gylį ir ilgį didinti arba mažinti. Dabar kalbant apie bangos gylį, čia turbūt mikrometrais, ne, tai ten iki 5 mikrometrų yra labai aukšta kokybė. Tai yra baldams taikoma. Plika akimi, jūs dabar šito tašelio pradžioje ten bus, tokie stalių gaminiais dar, nors plika akimi jūs priekyje nematote tų bangelių, bet jos dar yra, ir jos yra tikrai dar šimtųjų lygmenyje, tai yra stalių gaminiams bent jau teoriškai. O gale matysite didelės bangas, jau ten tikrai daugiau negu reiškia ir 500, ten jau milimetrais, ten beveik iki milimetro
metro gylio, gal net ten viršyje, reiškia, 10 kartų. Tai jau yra statybiniai gaminiai. Tvoros, kažkokios gegnės, visas konstruktyvas ir panašiai. Ką mes dar darome be tokių standartinių dalykų, tai be ką mums puikiai žinoma mechaninių, bet čia irgi yra prie mechaninio apdirbimo būdų. Nu ir tai galvoju, kada čia atsirado klijai, tokie sintetiniai. Apie 20 pradžia. Tai kai tik atsirado, pabrėžiu, sintetiniai, kol buvo natūralios kilmės, šlifavimo medžiagų negamino. Kai atsirado sintetinių, chemijos pramonė išsivystė, atsirado šlifavimo medžiagos. Čia yra mikroskopinis vaizdas šlifuoto paviršiaus. Jis labai puikiai atspindi, kad medienos struktūra yra suardyta labiausiai. Ir dar vienas niuansas, ne tik suardyta, bet į tuos tarpus šlifavimo metu būna dar prikemšama mikro, reiškia, medienos atliekų, dulkių, plaušelių ir panašių dalykų. Ir mes jų tai neišpūsime. Nu, suspaustu oru kažkiek išpučiam, bet vis tiek, kitaip sakant, pavienių dalelių po šlifavimo medienos paviršiuje yra. Kas yra lakavę apdailos medžiagas nešę vandeninės, vadinamus akrilus, vandeninės apdailos medžiagas. Tai puikiai žino, ką mediena padaro. Pasišiaušia, visi šitie nelygumai šucht ir išauga. Tada vėl šveičiu, vėl lakuoju, kad šitus dalykus. Tai ką noriu pasakyti, restauravime, taip, norint išvengti šitų dalykų, šlifavimo lyg ir reikėtų vengti, bet sugrįžtant į realybę, tikrai šlifuojam ir daug šlifuojam, bet turite suprasti šitą dalyką, nes prieš 100 metų šlifavo, bet šlifavo daug mažiau, atitikmuo aš ten esu įrašęs brūžinimas. Brūžinimas brūžuokliais arba dabar jau žinomas terminas medžio dildė. Tai medžio dildžių buvo, metalo pramonė, tai ten šiek tiek kitas principas ir kitkam naudojo. Šlifavimo atitikmuo, kas žinot iš restauratorių, kuo tą paviršių sušvelnindavo, jeigu jau reikėdavo, stiklo. Bet grįšim prieš 100 metų, tas pats stiklas buvo irgi deficitas prabangos prekė, bet kai išdūžo langelio stiklas, mes su juo dar skusdavom. Tai jeigu ne stiklu, dar yra toks irgi vokiškas terminas ciklingė, tai yra aštri skardelė praktiškai. Tai bus rezultatas tikrai geresnis negu su šlifavimo medžiagomis. Apie šlifavimo medžiagas tik vieną dalyką užsimenu. Reikia nepamiršti, asociacija dabar kilo, 50 km reiškia per valandą greitis mieste. Taip ir čia, 50. Žingsnius šlifavimo medžiagų mes galime keisti racionaliai kas 50. Jeigu naudojau 50, pridedu 50, 100. Prie 100 pridėjau 50, 150. Tai tokia yra nerašyta taisyklė. Aišku, prie 80 pridėjus 50, sako 130. Tokio popieriaus nėra, parenkam artimiausia, tai yra 120. Bet šitą vaizdelį visada įsivaizduokit ir kai šveičiate ir kuo su grubesniu šveičiate, tuo čia yra krūva aštrių akmenukų, mes paviršių liaudiškai tariame braižome. Ir jeigu tą paskui paviršių dedame ant lietaus, neapdirbta, nenudažyta, puikiai jis ten geria tada drėgmę, viską jums pasakė, struktūra suraižyta ir pažeista. Hidroterminis apdirbimas, čia prieisiu tokią temą jau sudėtingesnę. Tai apie džiovinimą kalbėjo šiek tiek, daug neišsiplėsiu. Tai yra pats pagrindinis ir toks populiariausias yra konvekcinis kamerinis džiovinimas. Konvekcija aš visada taip sakau, turime tokią patalpą,
turime vartus, garažą, geriau garažą, nes be langų. Į garažą įdedame medieną, garažas turi 4 elementus - radiatorių, ventiliatorių ir 2 kaminus. Ventiliatorium sukuriam oro srautą, radiatorium pakeliam temperatūrą ir varinėjam tą orą. Jis prisisotina drėgmės. Yra atitinkama riba, kai jau daugiau negali tas oras prisisotinti. Tada tą orą turime paleisti. Atidarome vieną kaminą, orą išleidžiame, atidarome kitą kaminą, įleidžiame šviežio sauso oro. Tokiu principu vyksta, viskas labai paprasta, nors ten yra reikaliukų iš tikrųjų. Ten yra atitinkamos fazės, kada temperatūra pakelt, kada padrėkinta mediena, tai čia aš jums nelysiu. Įmirkimas. Įmirkimo pavyzdį aš čia turiu, tai yra antiseptikais, antipirenais, tai yra medieną apsaugoti nuo drėgmės, nuo puvimo, nuo degimo. Tai čia mediena yra įmirkyta vakuminiu būdu, tai yra autoklavas, toks cilindras, vamzdis grubiai tariant. Į vamzdį įdėjom, išsiurbėm orą, tada skystis daug geriau patenka, tiksliau ne geriau, bet giliau, jeigu tiksliai, patenka į medieną. Ir čia, bet prieš gamtą, su šitu pavyzdžiu aš noriu parodyti, prieš gamtą nepasipriešinsi. Ta rudoji zona, branduolinė mediena nepriima. Ir ką papasako kolegė, aš tik paantrinu šitų pavyzdžių, jis įrodo, kad branduolys jau ir užsikimšęs, apmiręs ir skysčio ten nepatenka. Ar tai yra gerai ar blogai visi šitie dalykai? Tai yra vienokia ar kitokia cheminė medžiaga, kuri žmogui sveikatos, grubiai sakau, tikrai neprideda, bet atitinka visas leistinas normas. Čia kaip dešroje, panašiai, bet atitinka. Skanu. Ar skanu klausimas? Dabar šitoj vietoj labai jau, ne? Pusė atrodo, pradėjau, 12. 5 minutės dar. Tai šitoj vietoj, ką aš noriu pasakyti, man yra nesuvokiamas šitas reikalavimas antiseptikuoti visą statybinę medieną. Kaip pavyzdys, tarkim, karkasinė siena, iš vienos ten pusės visokie sluoksniai, iš kitos pusės visokie sluoksniai, plėvelės, vatos. Ir jeigu viskas teisinga, kaip ten viduj gali pakliūti, pūti ir panašus dalykai. Tai yra tam tikra, aš įvardinčiau, lobizmo, ekonomikos forma. Statramščius, tą pačią gegnę. Kolegė pasakė jums tiesiai šviesiai, pūti gali tada, kai mes sudarome geras sąlygas kažkokiem tai graužikam, vienas dalykas, arba vanduo pastoviai bėga, šlampa ir nepasišalina. Tai reikia vandens atbėgimo principų, reikia šalinti priežastį. Jeigu vanduo ant medienos tiesiogiai nebėgs, nepateks, jinai stovės ten šimtmečiais. Jeigu dar apsaugom ten kažkur pastogė, nėra saulės, nėra vėjo, tik temperatūrų skirtumai, kas ten gali ją naikinti. Aišku, jeigu mes ten prisinešame kažkokių ten grybų ir panašiai, taip, bet grybam reikia drėgmės, grybam reikia tinkamos temperatūros, grybai nemėgsta labai skersvėjų. Aišku, kaip čia kažkas sakė, prieš 100 metų žmogus nesugalvojo gyventi pastogėje. Tai negyvenama patalpa. Mes šiai dienai norim ir dabar ten labai įsikuriam puikiai. Tai čia kitas dalykas, platesnis. Modifikavimas, tai aš tik tai šitą modifikavimą pasakau ir pabaigiu. Tai modifikavimas gali būti cheminė medžiagomis, ką jūs siunčiate per rankas. Modifikavimas gali būti terminis. Visiškai ekologiškas, be jokių cheminių medžiagų, išskyrus ten, apačioje yra termoklasės, termomedienos klasės, tai E klasė, labai gerai, A, B, C, D, E yra chemija. Tie dešroje.
Tai lygiai taip pat čia. Jau ne tik temperatūra, bet dar pridėta ir chemijos. O kas tai yra per modifikavimas, tai medienos, kaip čia pašildymu jau nepavadinsi, taip liaudyje tariant, pakepimas. Nes šildome arba ją, taip jau moksliškai kaitiname 160–240 laipsnių temperatūroje. Kaip standartinis medienos džiovinimas vyksta 30–60 laipsnių temperatūra. Ten yra aukšta temperatūrinės ir 100, bet jau dabar netaikoma. Sovietmečiu stipriai taikyta technologija, dabar nebetaikoma. Kas vyksta medienoje, čia jau man sunkesnė tokia, aš jau pradedu taip verštis, kai man ten tos visos celiuliozės ir hemoceliuliozės čia, bet jums labai puikiai viską išaiškino, jūs viską prisiminat, tai aš tik tai dar pakartosiu. Dabar žiūrėkit, kas vyksta. Aš iš tikrųjų pirmą kartą pamačiau, kad tas ligninas toks rudas yra, tai man irgi tokia asociacija ten su durpėm ir panašiai. Tai lignino modifikacija vyksta. Depoliarizacija, mažėja molekulinė masė, polimerai skyla į mažesnius fragmentus. Ir tada gerėja atsparumas puvimui ir tuo pačiu didėja ilgaamžiškumas. Tiesiog tos medienos jau ten turbūt nenori valgyti, netokia skani pasidaro. Nes ardo ilgaamžiškumui pagrindinė, tai yra kerpės, pelėsiai, graužikai ir visi šiti natūralūs dalykai. Antras dalykas, čia aš kai ką raudonai išskyriau, kad reiškia sumažėja kristalinis struktūrinis stabilumas. Sumažėja drėgmės absorpcija. Mediena šitoj reiškiasi vietoj, reiškiasi jau drėgmės nepriima. Arba tiksliau mažiau priima. Bet raudonai išskyriau, reiškiasi sumažėja tuo pačiu, kadangi sulaužoma ta kristalinė struktūra, tai atsparumas mechaniniam stresui. Tai yra kietumas, elastingumas ir atsparumas, reiškiasi deformacijomis. Nors trečių punktų mes tą atsparumą deformacijomis padidiname. Išskyrus antrą punktą, visi kiti punktai, tiek pirmas, tiek trečias yra teigiami, pagerina savybės, o antras ir pagerina, ir pablogina. Tai toks viduriukas. Tai hemiceliuliozės degradacija. Dalinai arba visiškai sunaikinama hemiceliuliozė, apie kurią jums puikiai išaiškino kolegė. Tai ten apie tą ląstelės struktūrą ir panašiai. Ir šitoj vietoj pagerėja, kai hemiceliuliozė sunaikinama, pagerėja medienos stabilumas. Jinai tiek nevaikšto, nesikraipo ir patampa stabilesnė. Bet čia yra tokios visur pastabos, kad šitoj vietoj reikia neįsivaizduoti, kad ta mediena netrūksta. Vis tiek medienoje atsiranda mikrotrūkiai, į kuriuos patenka vanduo ir šaltis mikrotrūkį praplečia. Ir taip atsiranda trūkimai. Tai stebuklo nėra, kas man buvo gal nežinoma, irgi taip dar pasiaiškinau, kad pagerėja termoizoliacinės savybės apie 20%, tai yra penktadalių, išskiria mažiau liepsnų ir dūmų. Tai čia gaisrininkam labiau patinka šita perkaitinta mediena. Čia ne, čia yra deginta. Tai deginimas arba taip liaudiškai apanglinimas, irgi čia kelių šimtų, nežinau kaip prieš tuos milijonus metų, bet tarkim aš tam pačiam dirbtuvėse 51 statyboje iš angokraščio išsitraukiu degintus medienos gabaliukus. Angokraščiuose jie yra įmūrinti, kad galėtume pritvirtinti lango blokus. Tai nustebau, kad tais 52 metais kaip natūralią antiseptinę medžiagą naudojo degintą medieną. Kuolai, laivų statyboje labai plačiai naudojama, dabar mes apsikalam namus. Tiesiog tokia dabar paskutinis klyksmas mada. Jau man viskas.
Degintos medienos pavyzdys, jeigu norite iš arčiau pamatyti, Lenktoji gatvė 30, prieš rekonstrukciją, po rekonstrukciją ir rekonstruota išorė apkalta deginta mediena. Nedeginta, atsiprašau, kaitinta. Termomediena, termovūdas. Čia labai greitai Rasa prašė apie vandens nubėgimą. Tai tiesiog reikia taip padaryti, kad tas vanduo labai nuosekliai, gražiai nubėgtų ir pasišalintų. Ir kuo mažiau kontakto medis su medžiu. Čia darėm tvorelę, tai tarkim įdėjom nerūdijančio plieno, tiesiog liaudėje vadinamas šaibutes, kad šiti skersiniai statiniai nesiliestų. Nes prieš tai ardėme ir matėme, kad tos vietos buvo po pusės 100 metų gal ten nupuvusios. Tai kažką jau tada bandėm daryti, kad tai išvengti. Ir čia nesimato, bet labai padeda lašinės, tai yra grioveliai. Šitie grioveliai vanduo bėgo, ties lašinė jisai sustoja, susiformavo lašelis ir jisai iškrito. Nepabėga giliau. Jeigu norite pamatyti artimiausią vandens pabėgimo pavyzdį, užeikite dvare, yra gale durys ir stogelis. Pats žiūrėjau, nustebau, kad vanduo tiesiog pakyla net į šitą vietą. Tokia yra hidrodinamika. Ir jau tada pastoviai ten to vandens vis atsiranda, bet kadangi stogelis prapučiamas, jis ten nesupus, bet gerai nėra. Tai va tą vandenį, šita vokiškoji, reiškia, literatūrai visur yra senoji. Naująją praverčio jau šitų dalykų neakcentuoja ir nenagrinėja. Tai tiesiog vandens išbėgimas, vandens nubėgimas. Yra čia gal kas su langais, tai ypatingai lange yra šita vieta, kur stiklas su medžiu. Tai kad kuo labiau ją, reiškia, izoliuoti ir vanduo išbėgtų. Ir lašinė. Pagrindinis dalykas, kad tas lašelis susiformuotų ir iškristų. Toliau staktos apsauga lygiai taip pat nubėgo, čia jau lašinės nėra, yra kažkokia skardelė ir išlašėjo. Ir čia nuolydis. Mes dažnai sutinkame tą nuolydį atvirkščią į pastatą. Ypatingai, kai remontuoja pamatus, iš karto šitai tokiai elementariai logikai, elementariai schemai prieštarauja. Jeigu tik į viršų, tai tas vanduo kaupsis ir visi šiti dalykai negeri. Atsiprašau labai, kad užtrukau. Ačiū.